Taigi labas rytas visiems, 6:30 minučių. Jau visai netrukus pirmasis mano LTT etapas šiais metais, Trakų triatlonas, olimpinė distancija. Laukia tikrai daug žmonių, dviratis paruoštas, šiandieną vienas be šeimos, tai nereikėjo dviračių laikiklio. Tikslai šiandieną lipti iš 3 valandų. Praėjusiais metais Jonavoj trukau 3 valandas ir 3 minutės beveik, nusimato šiek tiek sunkiau. Taip pat kaip Jonavoj girdėjau, bus 4 ratai su kalniuku bėgti, dviračių irgi 3 ratai, tai bus tų posūkių, bus ir kalniukas, kiek žinau. Plauksim be hidro kostiumų, tad irgi plauksiu tikrai daug lėčiau, jaudino šiek tiek dėl to, bet bendrai jaudulio mažiau. Nežinau, gal dėl to, kad žiūriu kaip į treniruotę. Palyginus su praėjusiais kartais toks ramesnis jaučiuos. Plius 33 laipsniai laukia šiandien. Neįsivaizduoju, man kaip žmogui nelabai toleruojančiam karščio, tai tikrai bus sunkoka. Šiaip gavau patarimų iš trenerio, vėsintis, daug vandens ant savęs pilti, daug jo gerti, jeigu bus ledukų rankose, delnuose neštis, kad tą kūną vėsintų, tad žiūrėsim. Laukia tikrai smagi diena šiandien. Oras geras, tik šiek tiek per karštą, bet manau puikiai smagiai praleisim laiką. Kaip ir minėjau, esu netoli Trakų, tad man dar reikia paeiti iki varžybų centro, atsiimti savo numerį, lipdukus, susiklijuoti. Džiaugiuosi, kad biškį anksčiau atvariau, tačiau mašiną irgi toliau palieku, kad lengviau galėčiau išvažiuoti, tai reiks biškį paeit. Papusryčiavau važiuodamas, klasikinis mano pusryčių prieš varžybas receptas, ryžiai su medumi, bananas ir apelsinų sultis. Ten apie taikiau 200 gramų angliavandenių. Porą valandų prieš startą turėsiu dar 15 minučių likus pirmąjį geliuką su kofeinu, tų geliukų trasai turėsiu dar šiek tiek daugiau. O dabar imam daiktus, nešamės ir varome į varžybų centrą atsiimti savo paketą. Taigi 23 minutės lieka iki starto. Jaudulys jau ateina, tai šiandieną plauksim 1,5 km, 40 km laukia dviračių ir 10 km bėgti. Pavėsi buvo šalta atrodė, tikėjausi, kad dar hidro kostiumo galiais, bet jo ant saulės jau dabar yra belenai kaip karšta. Tad ką, sėkmės man iškept, visi daiktai jau daiktadėžiai, dviratis pristatytas. Čipas jau ant kojos, sėkmės man, sėkmės visiems ir susitiksim jau po finišo. Many unbearable hours later. Baigiau kažkaip tą trasą. Antiek va, klubas savo gėrimą turi net pasidaręs. Plaukimas dar blogiau negu galvojau, kad bus. Šiaip vandens temperatūra tai prie kranto tikrai matavo, nes įlipus tai gan vėsus buvo. Apie porą 100 metrų, kaip treneris ir sakė, reikėjo tai prasikapot. Šiaip žiauriai dusino, atrodo bandai įkvėpti oro, neišeina. Plauki, tas laikas nemažėja, supranti, kad dar vienas ratas po to bus ir galiausiai toks, ką čia veiki ir kaip tu iš vis tą antrą ratą įveiksi, tai gal pirmo rato antroji pusė jau biškį nusiraminau, čiut koja biškį traukia. Ilgai, 5 minutės plaukiau, iš pradžio, jeigu ten laikas 2:20, 2:30 gal buvo, tai po to ir 3, ir 3:12, vandens normaliai prigėriau, tas vėciutas ant tiek daug duoda, kad tikrai sunkiai. Pavargau plaukti. Supratau, kad iš 3 valandų galimai nebelipsiu. Dviračio sukilimas, manau, buvo didesnis per kilometrą negu Iron trakai pernai. Kaip pusę Ironmano dariau. Tikrai sunku buvo, aš nežinau, gal kadangi didelis, tai nuo kalno labai greitai viskas. Ten ir 60 km per valandą gal buvau iššovęs, taip atsiplėšė, atrodo, arba prisivyji kažką, kas tave tikrai jau buvo apsilenkę. Bet viskas, tik sukilimą reikia ir nepamenu, ar toks jausmas, kad dviratis per mažas, ar sėdynė pasileidus, ar čia dabar, ar tas baikfitas daug prastesnis, negu dariausi dabar paskutinį kartą ant kito dviračio, per 40 km 400 metrų sukilimo beveik buvo, tai aš kai nepratęs, tai man tai daug. Nežinau, ką lenkiau, tai turbūt nebent merginas, moteris. Ir bėgimas
sunki pradžia. Po pirmo rato tikrai norėjau nusiimti. Tačiau žiauriai faina palaikymo komanda buvo, savanoriai liejo vandenį, užlangom, Gretai Bredyti, ačiū. Jinai ten gerai pavarydavo, kai su Kercheriu, tada ten buvo panas, kur kempinių davė, liejo ir su bliūdu visų, tai toks aplėjo tave vandeniu. Vėjas biškai papučiu ir tu toks daug geriau tada jautiesi, toks atsivesinęs. Šiaip nesakyčiau, kad labai perkaitau, bet jeigu netie savanoriai, nu tai čia būtų mišios. Šiaip atsigerti irgi nemelavo, kas pusė trasos buvo, tai čia kas 1-2 kilometrai, kaip sakė. Tai ir vandens elektrolitų imdavau, tiesiog 5 stiklinės pildavau ant savęs, elektrolitų vieną išgerdavau. Antram rate labai gerai jaučiausi, trečiam rate irgi puikiai, ketvirtas jau toks sunkus buvo. Turėjau dar sveikatos iš ko paspausti ir finiše. Stovau kiekvienai maitinėliai, praseidavau, tiek elektrolitų, tiek vandens atsigert. Ir bijau, ar čia dėl to nekrenta peisas, bet kai pamačiau, kad čia gaunas, kad bėgu kartais ir po 5 kem, atsigyvinti, neperkaist, tai manau, šitą strategiją pasiteisino jau. Supratau gan anksti, aš jau išlipęs iš vandens, kad iš 3 valandų nelipsiu, tai bėgant turėjau tikslą, kad išlipti iš valandos, įvykdžiau, biškai dar liko laiko, tai psichologiškai kaip ir buvo biškai lengviau. Gal apsilenkinėjau, žmonių pradžioje tai sunkiai, turbūt mane lenkė, po to buvo, kur tų pačių apsilenkiau ir man galą vėl žaidžiau tą pekmeną, kur tikslas suvalgyti kažką. Tai bėgimą vertinu turbūt visai neblogai palyginus su visko, bet jo, jeigu pernai Jonavoj 3.03, tai šiemet, neatsimenu, 3.16, 3.18, irgi pažiūrėsiu grįžęs, nu toks labai dviprasmiškas rezultatas. Nu, aš suprantu, kad tikrai sunki trasa, suprantu, kad ir hidreko nebuvo, bet jo, aš bėgant ten trečiam rate gal pagalvojau, tai ką aš veiksiu tam pilnam Ironmane klausimas. Zoom'į žiauriai palaikė, šiaip žiauriai fainai buvo. Žiauriai fainai, kad daug prasilinkinėjom tais pačiais dviračiais ir bėgte, nu tai kartojosi tie ratai, tai tu vis susitinki kažką, palaikai. Visi su šypsenom, aš turbūt buvau labiausiai surūgęs iš mūsų visų, bet fainas klubas, faina palapinė, gerai ten leidžia šaiką laiką, tai jau tiesiog dabar pasifilmuot biškį ir eisim turbūt palaikyti žmonių sprinto distancijai. Taigi toks tas Trakų triatlonas, gaila savęs neišėjo pafilmuoti, bet nieko tokio, gal šeima jau važiuos su manimi kartu į Jonavą, tada galėsiu daugiau medžiagos iš savo aplamai patirties įdėti. Jeigu patiko, nepamirštam palaikinti šitą video, pasiekti mano kanalą. Dabar kaipgi Trakuose be kibinų, paėmiau šeimai lauktuvių, kraunusi daiktus namo, kaip ir minėjau, jau už 3 savaičių susitinkam Jonavos triatlone. Ir vėl olimpinė distancija, tikėkimės geresnių, smagesnių nuotaikų bei rezultatų. Taigi ačiū, kad žiūrite ir iki.